komandinis darbas, ryšiai ir motyvacija. Vizija laike pradeda tirpti, jinai pradeda silpnėti. Ir iš tikrųjų, ir šitoje akademijoje pabuvus, aš lyg tais įgavau tokį dar vieną antrą tokį įkvėpimą imtis ir daryti visą, kas man iš tiesų patinka ir svarbu. Patiko frazė girdėta šios akademijos metu, kas neprogresuoja, tas degraduoja. Ir tai paspyrė nestovėti vietoje, o siekti kažko daugiau ir įrodyti savo, kad tu gali. Jaunas žmogus, kuris įgyja tokias verslumo kompetencijas kaip gebėjimas geriau save pažinti, darbas komandoje, tam tikri problemų sprendimo įgūdžiai, kūrybiškumas, ryšių mezgimas, būtent žmogus su tokiom kompetencijom lengviau integruojasi, jis yra komandos narys, kiek bendraujame su įmonių atstovais, būtent tos kompetencijos irgi yra išryškintos tų pokalbių pasėkoje. Nes tokių žmonių reikia, kurie nėra tik siauro mąstymo, bet kurie sugeba dirbti komandoje, spręsti problemas, kurios kyla įvairiose situacijose. Užsidegiau ryžtu toliau veikti, kilo idėjų, kilo norų ir svarbiausia, kad matau galimybių, kur būtų viską galima padaryti. Peržengiau savo komforto zoną ir dabar žinau, kur magic happens. Man teko nueiti į interviu japonų kalba dėl filmavimosi laidoje. Visi žmonės, kurie čia buvo, su kuriais kalbėjau, trykšta veiksnumu ir skatino veikti, dar kartą veikti. Antras dalykas tai būtų žmonės. Labai daug, labai įdomus, skirtingi, išskirtiniai unikalūs žmonės, su kuriais labai buvo linksma bendrauti ir pastoviai kažką kartu daryti, mokytis kartu. O tai trečias tai tikriausiai būtų įgūdžiai, nes daugiausia vis dėlto buvo ne teorinės žinios, daugiausia buvo praktiniai gebėjimai, darbas su komanda. Tai tas labiausiai patiko. Išlipau iš savo komforto zonos, gavau labai daug motyvacijos pradėti savo verslą ir apskritai toliau žengti gyvenimą. Ir iš tikrųjų daug tokių labai pozityvių emocijų.